Tai šiandien papasakosiu apie autobusų bilietai LT sistemą ir bilietų įsigijimą joje. Noriu paminėti, kad sistema nėra skirta tik įsigyti bilietams. Dalis keleivių ją naudoja ir kelionės planavimui bei grafikų pasitikrinimui, nes bilietus galima įsigyti autobusams. Galima įsigyti ne tik internetu, bet ir autobusų stočių kasose, savitarnų terminaluose, didžiųjų miestų stotise, taip pat pačiuose autobusuose pas vairuotoją. Bet šiandien pasimokysime, kaip tos bilietus įsigyti internetu, nes, žinote, kaip sako, mokytis reikia visą gyvenimą, tai vadovaukimės tą filosofiją ir pratęskim. Prieš pradedant, trumpai dar paminėsiu, jeigu matote, daliai mūsų auditorijos ši informacija gali būti aktuali. Dešinėje svetainės, dešinė viršutinėme kampe autobusų bilietai LT svetainėje yra toks simbolis su akyte perbraukta kvadratinis. Jisai reiškia, jog svetainė yra pritaikyta vartotojams su regos negale. Taigi atvėrus šį langą galima pakeisti šiek tiek svetainės išvaizdą vizualiai ir taip pritaikyti ją pagal savo poreikius, keičiant, tarkime, teksto dydį, ką mes jau prieš tai pasidarėme, panaikinti spalvas ir panašiai. Dabar sugrįšiu į įprastus nustatymus ir apie patį bilieto įsigymą. Tai pradinėme svetainės lange matome kelionės paieškos eilutes važiuosiu iš ir važiuosiu į. Taip pat išvykimo datą ir laiką ir taip pat vietą, kur galima pažymėti, įsigyčiau bilietą atgal, spustelėjus ant šios vietos, atsiranda dar vienas kalendoriukas, kuriame rinktumėmės atgaliniai kelioniai bilietą. Bet pademonstruosiu šiuo metu kelionę į vieną pusę. Tarkime, važiuosim šiandien iš Kauno, pradedu vesti pirmas raides ir sistema išmeta iš karto pasiūlymus visų stotelių, kurios prasideda tokiamis raidėmis. Tai renkuosi Kauną, važiuosime į Vilnių ir, tarkime, važiuosime šį šeštadienį. Ir spusteliu ieškoti kelionės. Sistema mus nuveda į paieškos rezultatų puslapį ir čia galime pasitikrinti kelionės išvykimo ir atvykimo laikus, kelionės trukmę, matyti patį maršrutą, matyti vežėjo logotipą, taip pat kitus privalumus, kuriuos turi būtent tas vežėjas šiame reise, konkrečiame, tarkime, 6:30 išvykimo iš Kauno. Tai yra, kad tas autobusas, čia yra tos mažos ikonėlės, jeigu matot, kad tas autobusas gali vežti dviračius iki 6 vienetų nemokamai, jis turi nemokamą internetą autobuse ir panašiai. Taip pat galime matyti, aišku, ir kainą. Dar šioje vietoje šiek tiek stabtelsiu ir sugrįšiu į, pavadinkime, antrą stulpelį, reiso tvarkaraštis. Spustelius ant jo mes matysime, gal parinksiu kitą variantą, kur yra tiesiog ilgesnis maršrutas, daugiau sustojimų. Tai spustelius ant reiso tvarkaraščio mes matysime visas tarpinės stoteles ir laikus, kada būsime kurioje stotelėje, kuriame mieste ar miestelėje. Taip pat čia smalsiems žmonėms galbūt įdomu žemėlapyje pasižiūrėti, kaip tas reisas yra vykdomas, tai paspaudus mygtuką peržiūrėti ant žemėlapio. Mums sistema nubraižo visą kelią, kaip mes vyksime iš Kauno į Vilnių ir šitie maži taškučiai rodo sustojimus. Tai apie žemėlapį kol kas tiek. Na ir pasirinkime vieną iš reisų, tarkime, tai bus 7:10 ryte, spaudžiu pirkti, padarau tokį sprendimą ir ką mes matome toliau. Tai yra trečias žingsnis
Ne, gal čia yra antras žingsnis visame įsigijimo procese, tai yra užsakymo informacija. Ir šioje vietoje mes turime, tarkime, aš vyksiu su draugu, noriu pademonstruoti 2 žmonių kelionę, tai čia įvesiu Jonas Jonaitis, kito keleivio informacijoje įvesiu Tadas Jonaitis, mano draugas. Ir šioje vietoje norėčiau stabtelti ir paminėti dėl lengvatų. Jeigu nesate tikri dėl savo tinkančios lengvatos, tarkim, aš esu vyresnio amžiaus žmogus, senjoras ir aš žinau, kad aš turiu tam tikrą pažymėjimą, kuris man suteikia lengvatą, tai šioje vietoje, kur yra mygtukas plačiau, spustelėjus jį, galime pamatyti visas valstybės kompensuojamas taikomas nuolaidas, lengvatas ir visus atvejus. Ir jie priskirti prie 80 arba 50% kompensuojamos nuolaidos. Čia daugiau gal kol kas nedetalizuosiu, nes tų atvejų yra labai daug. Pasiskaitysite ir rasite savo. Ir toliau tik norėčiau pastebėti, kad šioje vietoje, jeigu rinksitės kelionę su lengvata, tai į keleivio vardo eilutę būtina įvesti tokį patį vardą, kuris yra ir ant jūsų lengvatą suteikiančio pažymėjimo, tam, kad, žinote, vairuotojas galėtų identifikuoti ir tikrinant bilietą ir patvirtinti, ar jam nekilti kažkokių klausimų. Taip, tai tvarkoje. Keliaukim toliau. Aš susivedžiau keleivio duomenis, pasitikrinu prieš eidamas toliau, pasitikrinu kelionės duomenis. Ar aš tikrai rekomenduoju tai padaryti, ir aš tikrai išsirinkau tą dieną, ar aš išsirinkau tą laiką, kurio noriu nuvykti į Vilnių ir būti Vilniuje tuo laiku, kuris va čia rodomas. Turime kainą ir toliau apmokėjimo langas ir elektroninio pašto įvedimo vieta. Tai čia, aišku, pasirenkame banką, kurio klientai mes esame ir kurio paslaugomis naudojamės. Ir toliau vedame savo elektroninį paštą. Vesiu savo elektroninį paštą. Ir svarbu įvesti tiksliai tą elektroninį paštą, nes juo ir ateis jūsų skaitmeninė bilieto versija. Ir taip pat noriu pastebėti, kad toliau esantis 2 laukeliai ypač svarbus yra šitas. Žiūrėkit, pademonstruosiu, kas nutinka, jeigu mes, pavyzdžiui, nepaspaudžiame susipažinau su bilietų pirkimo taisyklėmis. Mums sistema prašo vis tiek užpildyti privalomus laukus. Tai šioje vietoje, žinot, iš gyvenimiškos patirties galima sakyti, jog ne visi skaito tas taisyklės, nes jos dažniausiai būna ilgos, bet vieną kartą geriau persiskaityti, susipažinti, žinoti savo teisės ir pareigas ir tuomet ramiai savo keliauti. Tai paspaudus ant pačios nuorodos pabraukto pirkimo, tai susipažinau su bilietų pirkimo taisyklėmis nuorodos, mums tas taisyklės atverčia, čia galima jas pasiskaityti ir žinoti. Taigi, pasižymiu, kad susipažinau ir keliauju į langą pirkti. Sistema mane nukreipia į banką, kurį aš pažymėjau, kurio aš klientas esu. Tai kas vyksta toliau? Šioje vietoje aš stabtelsiu, nes gyvoje transliacijoje negaliu atskleisti savo asmens duomenų, vedant ir įsigijant bilietą, bet toliau įsivaizduokime, kad procesas vyksta toje vietoje, kai ką tik įvyksta bankinis apmokėjimas, atsiskaitimas įvyksta ir gauname, ką mes gauname? Gauname bilietą į elektroninį paštą ir taip pat svetainėje atsiverčia kitas langas. Aš jį parodysiu. Tai toks. Ar matote? Taip, matome pirkimų istoriją. Taip. Tai va šitoje vietoje po pirkimo atsiranda, jūs sistema nuveda štai į šį langą, grįžimas tiesiog iš banko įvyksta vėl atgal į autobusų bilietų sistemą.
Ir mes matome, čia mano buvo pirktas tiesiog kitas bilietas iš Kauno į 9 fortą, bet mūsų testuotų atveju būtų Vilnius galutinė stotelė. Tai šioje vietoje noriu pažymėti 3 dalykus. Vienas iš jų - atsisiųsti bilietą. Mes spaudžiame atsisiųsti bilietą. Ir mes, naršyklės, jūsų turimos naršyklės visose turbūt būna dešinėje viršutinėme kampe, išlenda toks pranešimo langas. Ir spustelius ant to failo atsisiųsto mes matome bilietą. Jame nurodyta ta pati informacija, kurią aš prieš tai rinkausi, pirkdamas šį konkretų reisą. Ir čia būtų verta paminėti, kad jūs galite arba atsispausinti bilietą ir turėti popierinę jo versiją, arba kitas variantas tiesiog atsiverti elektroninio pašto laišką, kuriame gavote tokį patį bilietą. Aš jį dabar atsiversiu tą laišką. Ir atsivertus tą laišką, dar šiek tiek priartinsiu, atsivertus tą laišką, jūs tiesiog telefone atsivertusi tą elektroninį laišką, jūs galėsite irgi paspausti nuorodą atsisiųsti tą įsigytą bilietą ir parodyti jį tiesiog telefono ekrane vairuotojui. Tai toks turbūt būtų ir procesas viso įsigymo autobusų bilietai LT svetainėje. Toliau nežinau, ar su klausimais pratęsime, ar klausimai kažkada vėliau bus. Tai aš taip siūlyčiau gal tada apie šią temą ir pabaigti. Tai turim klausimą, Regina kelia ranką, o Edita parašė, kad labai sunku žiūrėti skaidrės. Tai Justina, jūs paskui padidinot tas skaidrės ir kadangi bus prezentacija, kurią pasidalinsim, tai čia Editai turbūt gal atsakymas, kad tikrai skaidrėse bus viskas iš eilės ir tikrai bus dalykiškai galima išbandyti tiesiog patiems praktiškai. Tai Regina, įsijunkite mikrofoną ir klauskite. Labą dieną. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad didžioji mūsų auditorijos dalis yra žmonės turintis važiavimų lengvatų. O tą dalį apie lengvatas jūs taip neaiškiai pasakėt, kad aš kvieščiau dar kartą pakartoti tą skaidrį ir parašyti, kurioje vietoje žmogus turi įrašyti lengvatą, nes man taip ir nesusidarė aiškaus vaizdo, kur aš tą savo lengvatą turiu įrašyti. Ačiū. Gerai, tai aš galiu iš karto atsakyti, jeigu galima. Taip, žinoma. Taip, aš tada sugrįšiu į lengvatos pasirinkimo vietą. Tiesiog renkuosi bet kokį maršrutą dabar. Gerai. Tada būdu. Truputėlį, kad matytųsi truputėlį didesniam raidėm. O, labai gerai. Tai antrame žingsnyje, kai mes pasirenkame jau iš paieškos rezultato, pasirenkame konkretų reisą, lengvatos pasirinkimas yra labai paprastas. Vat šioje vietoje, jeigu matote mano kursorių, jos yra 2 ir tiesiog šioje vietoje mes pasirenkame ir kaip matote, pavyzdžiui, dabar pasirinku lengvatą 50 procentų. Ir nueikime akimis į dešinę pusę, ta pasirinkta, jau čia jinai pavadinta tiesiog nuolaida, bet pritaikoma kaina, jinai perskaičiuojama ir jau kaina yra su lengvata. Ir toliau procesas yra lygiai toks pat, ką pasakojau su bankininkystė ir taip toliau. Regina, atsakymą, Regina, ar jūsų atsakėte į klausimą? klausimą? Galim dar pabandyti su 80. Taip, dabar jūs tą aiškiau pasakėt, nes parodėte, kur būtent kurią mygtuką paspausti lengvatai gauti. Tik dar reikia akcentuoti, kad gali būti ir taip, kad vienas žmogus važiuoja be lengvatus, tai jisai nepaspaudžia šitos, o tas antrasis keleivis, kuris turi lengvatą, būtinai akcentuoja ją. Nes čia tokie atrodo elementarų žingsniai, bet vyresniems žmonėms jie labai svarbus. Tai labai ačiū, geras klausimas ir pastebėjimas, tai lygiai tą patį noriu ir pavaizduoti. Dabar šiek tiek atitrauksiu, kad matytųsi abiejų keleivių variantai, tai tiesiog aš esu pasirinkęs dabar 80 procentų lengvatą, o kitas keleivis, tarkime, antras keleivis, čia 2 užrašysiu, jis važiuoja be nuolaidos.
Tai va šitoj vietoj to be nuolaidos, be lengvatos kaina yra pilna, o pirmojo keleivio kaina yra su 80% lengvata. Ir atsiprašau, dar vienas klausimas. Ar visada reikės rašyti keleivio pavardę? Net ir Keleiv... autobusam? Tai kas čia keičiasi, jeigu net ir mano pavardė bus autobuse žinoma? Keleivio vardą ir pavardę reikėtų rašyti, kai taikoma keleiviui ta lengvata. Tam, kad, kaip minėjau, jeigu keleivis važiuoja be nuolaidos, be lengvatos, bet kitaip tariant, be jokio dokumento, kurį reikia sutikrinti su bilietu, tuomet užtenka įvesti tik vardą. O keleiviui su lengvata reikėtų vesti ir pavardę. Žinoma, būna įvairių situacijų ir, kiek žinau, vairuotojai turbūt tikrai neišlaipina ir leidžia autobusą, bet žinote, paprasčiau būtų tiesiog lygiai taip pat kaip oro uostose žmonės tikrina, žinote, ir kitose vietose dokumento. Jeigu dokumento reikia, tai Bet jeigu man dokumentų nereikia, aš vis tiek turiu rašyti savo vardą ar pavardę? Gal užtenka tik vieno bilietų man reikia ir viskas? Taip, tuomet užtenka vardo. Bet vardo vis tiek reikia, o neužtenka, kad vienas vienetas. Kam mano vardas jums reikalingas? Galite pasirašyti, ką norit, žinot, jūs taip tuomet jūs ir kreipsis vairuotojas, tai čia tiesiog kiekvieno pasirinkimo laisvė. Gerai, ačiū. Justinai, dar turime klausimų, Alvydas kelia ranką, bet prieš tai dar klausimas Audronės, ar galima ir kaip pasirinkti autobuse vietą, kas yra susiję su pirkimu tiesioginiu, ir po to Edita klausia, ką reiškia pačioje žodis įvesti. Čia kur kuponas ir yra įvesti. Tai čia galbūt irgi pakomentuokit, kokiais atvejais yra galimybė paspausti tą įvesti. Tai šioje vietoje gal tokios vietos, kurių neaptariau, jos mažai yra, kaip pasakyti, mažiau galbūt aktualios. Tai kuponas yra nuolaidos kuponas, kurį mes tam tikromis progomis, tarkime, tai yra tiesiog svetainės funkcionalumas. Jeigu jūs iš Kautros kažkokiu būdu laimėtumėt per Kalėdas ar per kitas mūsų akcijas, kai dovanojam tuos kuponus, jie būna su tam tikromis nuolaidomis. Tai jūs tą koduką, ten tarkime 6 skaitmenų ir simbolių, įvestumėt čia, spaustumėt įvesti ir lygiai taip pat kaip lengvata pritaiko to nuolaidą ir kaina yra perskaičiuojama į €80 šiuo atveju. Taip pat ir kuponas suveiktų lygiai taip pat priklausomai, kokios jis vertės yra, nuolaidos vertės, dydžio pavadinkim. Tiesiog nuolaidos kuponas, ta vieta yra, apie kurią buvo klausima. O grįžtant į klausimą apie vietas, tai vietos yra priskiriamos automatiškai ir pasirinkimo kol kas dėja neturime įgyvendinę ir šioje vietoje pripažįstu, kad būtų smagu turėti šitą dalyką. Ačiū už atsakymus. Ir dabar, Alvydai, jūs kėlėte ranką, įsijunkite mikrofoną ir klauskite. Aš dabar norėjau paklausti, kada atsidarai šitą autobusų bilietai LT paskyrą ir viršui prisijungti. Tai turi tu susikurti tą paskyrą, kad įeiti ją. Aha, labai geras klausimas, ačiū. Šioje vietoje pademonstruosiu, kaip vyksta. Aš atsijungiu dabar nuo savo paskyros ir autobusų bilietai svetainė veikia taip, jog prisijungti galite ir prieš pradedant savo pirkimą, bet tai nėra būtina. Jūs galite pirkti, kaip pasakyti, iš pradžių anonimiškai, bet vis tiek turėsite nurodyti elektroninį paštą, kur gauti tą bilietą. Tai po pirkimo proceso sistema gauna jūsų kontaktą, tai yra jūsų elektroninį paštą ir kitą kartą prisijungus į svetainę, jūsų tiesiog paprašytų suvesti slaptažodį tai savo naujai paskyrai, kuri buvo automatiškai sukurta po pirmojo pirkimo. Toks, nežinau, ar paaiškinau paprastai, bet taip vyksta autobusų bilietų sistema. Jeigu aš noriu tik dabar įlįsti, pažiūrėti, ar aš galiu, aš jau neįeisiu į tą
be prisijungimo. Klausimas, ar jūs esate pirkęs bent kartą per autobusų bilietus? Nes jeigu nesate pirkęs kelionės, tai jūs paskyros dar neturėsite. Paskyra yra sukuriama po to, kai vyksta bilieto įsigijimas. Aišku, ačiū. Dabar dar ranką kelia Aurelija Pilėnienė. Aurelija. Jo, sveiki, aš labai greitai. Ar yra apsas, tai yra išmaniam telefonė, ar yra programėlės versija? Taip, apie programėlę, čia yra toks informacinis skelbimukas, jeigu jo, aš dar dalinuosi ekranu, apie programėlę, kurioje viskas... Čia pačioje, ne? Jo, jinai vadinasi lygiai taip pat autobusubilietai.lt. Jie galima pasiekti abiem, visais telefono modeliais. Ne, tai jau čia dabar viskas aišku, šitą vietą visiškai. Taip, ir ten procesas yra, galėčiau sakyti, kad identiškas įsigijimo pats procesas, identiškas kaip ir per kompiuterį darant, tik tai ten galima dar įvesti savo kortelę, kortelės duomenys išsisaugoti ir tada niekada nereikės kartoti to bankinio, žinote, proceso ir dar vienu žingsniu įsigijimas autobuso bilieto sumažės dar vienu žingsniu. Tai aš dar noriu grįžti prie paskyros trumpai. O paskyrą žmogus turi pats kurtis, ar yra galimybė prisijungti, pavyzdžiui, su Facebooko inicialais ar dar su kažkuo? Taip, tai šitoje vietoje kitas variantas, jeigu ne ta automatika suveiktų, kai įsigijimas pirmas bilietas, ką aš prieš tai pasakojau, tai kaip matot... Matau, su Google ir su Facebooku, kaip ir visur. Taip, ir šitoje vietoje ateityje dar planuojame pridėti daugiau socialinių tinklų ar būdų, kaip galėtume prisijungti. Čia jūsų buvo ne demo versija, tikroji? Čia tikroji versija. Aš jums ten tiesiai direct message parašiau, tai jūs paskaitykite dėl viso pikto. Aš noriu paklausti. Viskas, ačiū už atsakymus. Labą dieną, aš noriu paklausti, aš turiu galimybę važiuoti kartu su lydinčiuoju asmeniu. Lydinčiajam asmeniui taip pat taikoma nuolaida. Aš turiu 80% nuolaidą. Tai tada lydinčiojo pavardę, vardą ir prie jo irgi 80% pažymėti. Šitoj vietoje, žinokit, negaliu 100% atsakyti, nes šitos vietos tiesiog nežinau tiksliai. Gaila, kolegos mano jau pabėgo ar nebepadės atsakyti šitą klausimą, bet kiek aš atsimenu, tai lydintysis asmuo keliauja arba turbūt tokia pačia nuolaida, bet atsiprašau už netikslų atsakymą. Tiesiog nenoriu, žinot, dezinformuoti. Aš 20% mokėjau ir mano lydintysis mokėjo 20%. Čia prieš kelis metus važiavau. Logiška. Tai tada reiktų abiem vienodą tą parašyti nuolaidą 80%. Taip, abiems keleiviams pasirinkti tokiu atveju vienodas sąlygas. Gerai, ačiū. Dabar dar turime Editos klausimą dėl slaptažodžio. Ar ateina slaptažodis elektroniniu paštu, ar pačiam susikurti prisijungimą? Sistema paprašo susikurti. Taip. Tada klausimas dar buvo toks, jei nespėjom nusipirkti iš anksto bilieto, ar vairuotojas autobuse parduos bilietą? Yra tokia galimybė? Be abejo. Taip, bilietą įsigyti autobuse galima iki pat išvykimo, gal ten yra keletą minučių prieš išvykimą, bet, ta prasme, autobuse galima įsigyti pačiu, žinot, paskutiniu momentu prieš kelionę. Ir dabar Aldonas klausimas, kaip grąžinti nusipirktą bilietą? Ar aš nepademonstrau šitos vietos turbūt? Turbūt. Aha. Tuomet aš tai pademonstruosiu. Kažkaip praleidau. Aš grįžtu į tą langą. Taip, praleidau, atsiprašau. Aš grįžtu į tą langą, kai mes gauname, kai esame jau įsigiję bilietą.
Tai va šitoj vietoje yra jo. Kristinai, paprašysiu, padidinkite truputėlį, gerai, kad tos raidės būtų didesnės. Gal? Aha, gerai, puiku. Tai va šioje vietoje yra bilieto datos keitimas ir grąžinimas šios funkcijos. Tai įeisime dabar į abi iš jų, eikime pirmą į datos keitimą. Ir datos keitime mes matome tiesiog tą vieną bilietą, kurį mes dabar turime įsigiję, kurio kelionė dar neįvyko, dėl to jį vieną ir rodo. Aš spaudžiu keisti. Ir tuomet tokiu pat principu kaip kelionės paieškos pradžioje mes tiesiog renkamės kitą datą. Tiesiog dedu, tarkime, už 2 savaičių kelionę kitą šeštadienį ir ieškau bilieto tai datai. Bilieto keitimas yra nemokamas dalykas ir jį galite keisti pagal poreikį tiesiog. Taip. Tai va tai dienai man išmeta kažkokius tai kitus reisus, kitus laikus. Aš pasirenku, spaudžiu pasirinkti. Ir toliau mano dabar vat pasirinktą maršrutą kitai datai vat rodo. Dabar nepasakysiu, kokia data ta buvo prieš tai pasirinkta, bet tiesiog rodo naują datą. Tai yra ta už 2 savaičių, 28 rugsėjo. Ir lieka mygtuką paspausti, patvirtinti ir pakeisti. Ir tas bilietas bus pakeistas. Pabandykim tai ir padaryti. Taip, gauname pranešimą, kad sėkmingai atlikote datos keitimo veiksmą. Ir taip sistema irgi automatiškai primena, kad nepamirštumėte iš naujo atsispausinti to bilieto jau su pakeista data ir laiku. Taip, o tada apie bilieto grąžinimą. Tai mygtukas taip pat šalimais, paspaudžiam ant jo. Ir šioje vietoje mes matome tokį pranešimą, jog patvirtinti grąžinimą, bet prieš tai gauname informaciją, jog kiekvienas bilieto grąžinimas yra grąžinama 80% bilieto kainos, tai vietoje buvusių, nežinau, kiek čia buvo, kažkiek daugiau nei 67 centai, tiesiog aš atgausiu šią sumą. Jeigu patvirtinsiu, tai tiesiog tada viskas toliau suvaikščios ir įkris atgal man pinigėliai į sąskaitą. Tai toks yra procesas keitimo ir grąžinimo. Man atrodo, kad labai išsamei atsakėt, bet kokiu atveju liks įrašas, kurį bus galima pasižiūrėti. Dabar čia tokie komentarai eina. Edita rašo, kad jeigu autobuse pirksim bilietą, tai gali nebebūti vietų ir perkant paskutinę minutę, o perkant internetu, tai sistema turbūt praneš, kad jau iš reisą nebėra bilietų ir nebeparduos. Jinai parduos tiek, kiek yra vietų. Dar kartelį pasakykit, kad tą patį. Tai sistemoje taip ir vyksta, kaip minėjote, tiesiog neleis įsigyti bilietą internetu ir bus pranešimas, kad bilietai išparduoti ar kažkokia kita panaši formuluotė. O autobuse be abejo galite susidurti su tokiu niuansu, jog paskutinę minutę atėjus į reisą, kuris yra, tarkime, paskutinis tą dieną ir tai yra kažkoks savaitgalis ir tai yra kelionė į vasarą, žinote, į pajūrį ar tarp sostinės ir Kauno. Tokie atvejai galimi, todėl mes visuomet rekomenduojame tas keliones planuotis iš anksto, įsigyti bilietus iš anksto ir tiesiog užsigarantuoti tą vietą autobuse, kad nekiltų nepatogumo. Taigi, man atrodo, kad čia dabar Dar atgal priminkite, nes jūs pradėjote ir nepabaigėt. Kaip atgal bilietą įsigyti tuo pačiu metu? Grįžkime į pirmą skaidrę. Ne atgal įsigyti? Atgalinį turite. Atgalinį. Ne taip pasakiau, atgalinį. Aha, biškį sugrąžinsiu. Aha. Tai atgalinis. Tai gerai, greitai suvedu tuomet Vilnius Kaunas. Renkamės kelionę į priekį. Šioje vietoje, kur yra išvykimo data ir laikas, yra kelionė į priekį kol kas. Toliau, pažymėjęs šią vietą, įsigyčiau bilietą atgal, paspaudžiu ir patvirtinu, kad norėčiau įsigyti atgal. Renkuosi
kelionė atgal. Tarkime, šeštadienį atvyksiu į Vilnių 14 dieną, tai čia sekmadienį prieš darbo dieną norėsiu grįžti jau iš Vilniaus. Spaudžiu 15 dieną ir kas vyksta toliau? Ieškoti kelionės. Kaip matot, sistema rodo dabar 2 tuščius langelius be bilietų. Tai vat, kaip ir rašoma, čia atsiras bilietas pirmin, čia atsiras bilietas atgal. Tai dabar pasirenku bet kokį bilietą pirmin, nes pirmiausia mes ieškome. Pasirinkite kelionę pirmin. Tai keliaujam pasirinkti vieno iš reisų pirmin. Ir vat pasirinkus jau užsipildo tas laukelis su bilietu pirmin. Toliau renkomės bilietą atgal. Pasirenku bilietą atgal. Ir abu bilietų laukeliai yra užpildyti. Ir aišku, čia pasitikriname, ar yra tikrai pirmin yra diena 14, kaip planavome, atgal yra 15. Ir toliau spaudžiame pirkti. Ir procesas toliau lygiai toks pat, tik tas skirtumas atsiranda, kad tam pačiam keleiviui atsiranda kelionės pirmin ir kelionės atgal lengvatų pasirinkimas. Tai tikriausiai dažniausiu atveju, jeigu tas pats keleivis važiuoja pirmin su lengvata, tai lygiai su ta pačia lengvata jis grįš ir atgal. Turbūt 99% atveju, tai va toks yra skirtumas nuo kelionės tik į vieną pusę. Daugiau procesas visiškai toks pat.